Neigiami ribojantis įsitikinimai. Tai mes jau prigaudom per savo gyvenimą, po to dar dakuriam, bet dažniausiai mums jau vaikystėje, jaunystėje įdeda labai daug neigiamų ribojančių įsitikinimų, kur mes galim po to gyventi pagal tokias normas, ne, kad yra taip, o ne kitaip. Tai ką su tuo daryti? Tai pirmas dalykas, paimkit ir išrašykit visus, ką jūs prisimenat, ne, tokius neigiamus ribojančius įsitikinimus. Tai pavyzdžiui, kad visi turtingi vagis, ne, kad turtingi nereiškia laimingi, arba ten visi turtingi yra nelaimingi, ne. Dar, kad tam, kad uždirbti pinigus, reikia daug ir sunkiai dirbti, kad laiminga moteris gali būti tik tai labai sėkminga moteris. Ten, nežinau, dabar taip sunku prisiminti, bet, pavyzdžiui, pabandykit, išrašykit visus apie save, ne, kad mama ten nuo vaikystėje arba vieną kartą pasakė arba kažkas, ne, kad tavo kojos storos, ne, viskas. Čia yra ribojantis neigiamas įsitikinimas, kur kaip ir tas pėdsakas jums liko, ne, ir jūs pasąmonėje nešat per gyvenimą, kad mano kojos storos arba trumpos, arba mano nosis didelė, ne. Čia irgi yra įsitikinimas. Tai išrašykit visus apie save, apie darbą, apie santykius, apie finansus, apie sveikatą, apie grožį, ne, visus, ką jūs tik tai galvojat, kad ten subrendusi moteris be operacijos negali būti graži, ne, kad būtinai reikia plastinės operacijos. Tai pirmas dalykas, išrašot savo visus tokius dalykus. Tada parašykit šalimais, ne, toks vienas stulpelis, antras stulpelis, teigiamus, kaip galėtų būti. Tai, pavyzdžiui, kad visi turtingi vagis yra turtingų, nuostabių, sąžiningų žmonių. Ten, jeigu tu nesveikai valgysi, būsiu stora, ne? Aš galiu valgyti, ką noriu, ir būsiu kuda. Ten, pavyzdžiui, su tom kojom, ne, kad tavo kojos trumpos, mano kojos yra idealios formos, tinkančios prie mano kūno. Tai tokius, ten, pavyzdžiui, apie pinigus, ne, dar, kad tam, kad uždirbti daug pinigų, reikia daug ir sunkiai dirbti, ne. Aš galiu su malonumu ir lengvai uždirbti daug pinigų. Tiesiog surašykit šalimais tie teigiami, ne. Ir tada dar prisiminkite, kada šitie neigiami įsitikinimai neveikia. Kad, pavyzdžiui, mano draugė valgo viską ir jinai yra kuda. Mano ten, nežinau, darbdavys, jeigu tikrai tą žinot, ne, arba ten pažįstamas, dirba sąžiningai, moka visus mokesčius, viską rodo oficialiai ir jisai yra turtingas. Ir jisai tikrai uždirba daug pinigų, ne. Aš tai, pavyzdžiui, iš patirties tikrai galiu pasakyti, kad taip yra visokių, bet tikrai yra daug tokių, kurie dirba sąžiningai, visko oficialiai ir jie uždirba tikrai nemažus pinigus. Tai tai jūs tada surašykite, pabandykite prisiminti, surašyti, ne, kada neveikia šitie įsitikinimai. Pavyzdžiui, dėl trumpų kojų, ne, jūs galite tiesiog pliaže, tikrai būnat pliaže prie jūros, prie ežero, ne, pasižiūrėkit, kiek žmonių yra neproporcingų. Tai kad jūsų kojos ten trumpos ar storos, ne, pažiūrėkit kitur. Ir jie yra, ten tokios moteris gali su trumpučiam kojom, ne su ilgu kūnu, bet jinai dėmesį gaus daug. Dar ten, pavyzdžiui, kažkoks žmogus, nežinau, storas ten, su didelė nosim, bet populiarus, žvaigždės. Į žvaigždės pažiūrėkit, tikrai nėra, kad visi ten, kaip sakoma, kaip nulėtė, ne? Tikrai yra su mažom galvom, su didelėm nosim, su didelėm ausim, ne? Tomas Kruzas, pavyzdžiui, su kreivais dantim, ne? Pasitas tarpas yra iš šono, ne? Kas domisi, tai tikrai gali atrasti. Tai paieškokit, kada tie neigiami įsitikinimai neveikia. Ir dirbkit su to, kad visgi orientuokitės ir kreipkite dėmesį į teigiamus. Tai čia pirma tokia savipagalba, kaip savo pakeisti tos neigiamus įsitikinimus, kurie jūs tikrai riboja,
kurie neleidžia jums prasiplėsti, ne, ir neleidžia laisvai ir giliai įkvėpti, tai keiskit. Tai vat, trys pagrindiniai dalykai. Surašot neigiamus, priešingoje pusėje surašot teigiamus ir dar pagalvojot, kada jie neveikia. Tai linkiu atrasti, praplėsti, atrasti naujos galimybės, praplėsti savo akiratį ir padaryti lengvesnį ir laimingesnį ir platesnį savo gyvenimą. Jeigu reikia pagalbos, kreipkitės, mano kontaktai yra apačioj.